7 vakaras, esam Druskininkuose. Taip ramu visai, kurortas, viešbučiai, gatvelės. Gaila, kad tik saulės nėra. Pirmadienis. Vėl pas mus yra darbo poilsio tokia kaip kelionė, stovykla, komandiruotė. Čia yra viešbutis Pušynas. Tai jame mes ir būsime 1 parą. Įdomiausia, kad yra viešbutis. Ten yra kavinė, greičiausiai tolumoje. Čia parkas kažkoks. Toliau yra bažnyčia. Labai įdomi, tokia raudonų plytų. Rytoj gal atskirą video padarysiu apie bažnyčią. Vandė čia taip stūkso. Ramų vėjo visai nėra. Lietaus nėra. Apsiniaukia, saulės nėra. Tai na ir ką mes dar turime? Kaip sakant, šitą ženkliuką mielą. Baltas ženkliukas. Ir jie automobiliukas su štėpseliu, su kištuku. Tai aišku, kad krovimo stotelė. Tipe 2, vidutinio greitumo, tai aš jau ją įkraunu. Pastačiau, kad krautųsi. Tokia yra kelionė. Taip, 2 rozetės, tipe 2. Nereikėjo nieko, įjungiau kabelį, įkišiau į rozetės ir nereikėjo nei registracijos, nieko, nei programėlės, iškart pasileido pati automatiškai, čia yra fainas, čia tai būna, Trakuose tai būna, o dabar Druskininkuose yra labai fainai. Dabar yra mišios greičiausiai, tai va taip išeit, toks fonas, ženkliukas, krovimas ir bažnyčia. Panašiai kaip Vilniaus Šventojos Onos, tokia raudonų plytų, kažkoks panašumas yra, bet žiauriai gerai. Padarysime atskirą video rytoj. Tai toks yra kurortas, pasitinka labai fainai, kada yra stotelės, viskas vietoj. Dar buvau sustojęs prieš Druskininkus, ten greita krovima yra, kelių direkcijos. CSI neveikia, tai paskambinau, sakė pažiūrėjęs, tada įmečiau tipe 2, o CSI neveikia, nežinau kodėl, nes nežinau, kažkokią klaidą metė, tipo pastatyk mašiną ant parkingo, įjunk, išjunk, viskas buvo išjungta, tai ne esmė. Tipe 2 pakrovė ir atvarėm čia į centrą. Tai taip kraunamės. Ramybė. Tai parkas yra toksai. Ką, varysim dabar viešbutį. Pervarysiu tai mašiną ten prie pat. Biškį užkroviau čia elektros. Mineralinio vandens apylinkės elektra. Labai miela. Bet taip plačiai padaryta, taip atsistojau, dar vietos liko nuo bordiūro. Ką, nesmė, visiems iki, gerių kelionių darbo poilsio, viskas. Visiems iki, subscribe my YouTube channel, prenumeruokit mano YouTube kanalą, prenumeruokit tikrai, pažiūrėkit, prenumeruokit, komentuokit, rašykit, keliaukit, dirbkit, ilsėkitės. Visiems iki, subscribe.